Tu klausi, ko man daryti, ką hormonėt, kur man judėti, duok man ženklą. Na, aš to išgirdau ir aš per visatą esu tas tarpininkas, kad šitas tau pasakyčiau, ko tau reikia padaryti. Pirmas žingsnis. Sek savo aistrą. Daryk ton, kas tau ir belinkiai smagu, nuoširdžiai smagu, kas tau ir tiesiog įdomu, tai ir susidomėjimas kažkoks, aistra, jauduliuks. Va tuos visas emocijas, vieną iš tų emocijų pasirink, kad kur tu jauti kažkiek specifinę veiklą, ir tu ton dalyką daryk čia ir dabar. Antras žingsnis. Kad tu seki ton savo aistrą, daryk kiek įmanoma ilgiau, kiek įmanoma tau per tiesiog ilgiau, nes dažnai būna, kad mūsų ego programos mums pradėt kniest protą. Pradėt pasakoti, kad tu neturėtum daryti šitą dalyką, nes tu turėtum varyti suplauti indus. Tu turėtum eiti skalbti drabužius, tu turėtum namus sustvarkyti, tu turėtum pasiruošti maistą darbui, tu turėtum bla 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 bla. Tai ir ego. Daryk tą savo aistrą, kol tai natūraliai nublės, kur bus tieks. Tu gali daryti tą, bet gal kažką kitką smagiau daryčiau, arba natūraliai randi kažką kitką smagiau ir tiesiog perkeiti tą. Darai vieną smagų dalyką, bum, gauni kažką smagesnį ir eini tenais. Ir taip seki, darydam savo aistrą. Trečias žingsnis. Kai tu seksi savo aistrą, visiškai nieko nesitikėk. Išjunk lūkestį. Kas tur nutikti, jeigu tu seksi savo aistrą? Visiškai jokio lūkesčio. Jokio lūkesčio. Tu gali įsivaizduoti, kas gali būti nutiktų, aš darysiu šitą ir galbūt nutiks tas. Bet neužsiciklink ant to. Nes jeigu, tarkim, nenutink ir tu tada, nenutiko, įkrenti žemį būseną. Mes to nenoram. Mes norim išjungti lūkestį. Mes galim matyti, kad tas dalykas gal nutiks, gal nenutiks, bet aš neužsiciklinu ant to. Ketvirtas dalykas. Kai tu seki savo aistrą, darai kiek įmanoma ilgiau, visiškai nieko nesitikė iš to, kai tu tiesiog darai tai, nes tau ir smagu. Išlikti pozityviai būsenai, arba bent jau neutraliai būsenai, nesvarbu, kas išsimanifestuos būtent tam keliai, kaip tu seksi savo ton aistrą. Visiškai nesvarbu, kas išsimanifestuos. Kas beįvyks, tau sekant ton aistrą, tu išlik pozityviai būsenai, kad gautum naudą iš to. Ir penktas dalykas. Kai tu pastebi kažkokį, sekdam savo aistrą, kur tu nepageidauji savyje arba savo vidau, transformuok ton, paklausdams, ko aš turėčiau tikėti, kad tas dalykas man reikštų ton, kad tas dalykas man būtų tiesa. 5 žingsniai atsakėms į tavo klausimą.